Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, ši savaitė tikrai bus išskirtinė, dviguba Eurolygos savaitė, Žalgiris žais dvejas rungtynes Italijoje, netruks įdomių kovų Europos fronte, taip pat Lietuvos krepšinio lygos čempionate. O jūs spėliokite Žalgirio rungtynių su Virtus ir Armani rezultatus, kas bus arčiausiai tikslo, gaus prizą, taigi nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą. Kągi, Bolonės Virtus prieš Kauno Žalgirį, žalgiriečiai klampiose rungtynėse netgi galėjo iškovoti pergalę prieš Pirėjo Olympiakos komandą, nors ir žiauriai nekrito žalgiriečiams. Na, o Virtus tikrai įveikiamas varžovas, mažesnio šiaip iš biudžeto klubas, neturintis galingos sudėties ir prastai pradėjo Eurolygą Bolonijos komanda, namie nusileido Virtusui, neatsilaikė paskui vėliau ir prieš Vilerbano Asvelį. Vai prastos sportinės formos yra Haketas, Klaiburnas, neblizga, visiškai šengelėje, sakyčiau, kad žalgiriečiai turi gerą šansą parsivežti pergalę. Gerai dalyjasi kamuoliu Virtusas, bet didelių pliusų, manau, neturi. Spėju, kad tai bus irgi nerezultatyvios rungtynės, ne tokios kaip Pirėjo, bet komandos turėtų pelnyti tik apie 140, galbūt 150 taškų ir Žalgirio triumfas maždaug 90 taškų. Žalgirio Italijoje lauks ir mūšis su Milano Armani. Pastaraisiais metais žalgiriečiams tai tikrai gana parankus irgi įkandamas yra priešininkas. Labai prastai atrodė Milano dizaineriai Monake, paskui vargais negalais išsitinėjo pergalę prieš naujokus Paryžiaus krepšininkus. Nors labai ilgą suolą ir pajėgę sudėti turi Italijos ekipa, vien ką reiškia Mirotičius, Šilcas, Nybo, Lydėjus, tačiau neturi labai aukšto centro, tai čia galbūt Žalgiris pasistengs ir išnaudoti Lauryną Birutį, aišku, jeigu jis nebus pažeidžiamas gynyboje. Labai tritaškius gerai meta dizaineriai, net 44% taiklumu reikia bus atidiems. Ir bėda gali būti ta, kad Žalgirė nėra galbūt tokio krepšininko, kuris sugebėtų sulaikyti Mirotičių, panašiai kaip Šengelėje. Žalgiris neturi tokio fiziškai tvirto, aukšto ketvirto numerio. Taigi spėju, kad čia Mirotičius mums sukels problemų, galbūt pelnys 17, 18, gal ir 20 taškų, tačiau aš esu optimistas, kad Žalgiris parsiveš pergalę iš Milano ir laimės po dramatiškos kovos keliais taškeliais. Pirmosios pergalės FIBA čempionų lygoje sieks Vilniaus Rytas ir šansas yra tiesiog nuostabus. Varžovas gana skystas, Vroclavo Šlionsk klubas, neturintis didelio biudžeto. Štai ir pirmasis rungtynes savo žiūrovo akivaizdoje Vroclavo krepšininkai laimėjo Vengrijos klubui. Žaidžia Penava, Linčas, buvęs Utenos Juventus žaidėjai, na, bet jie vieni svarbiausių žaidėjų, o Rytas dabar manau, kad pademonstruos maksimalią koncentraciją ir pranoks varžovus maždaug 15-17 taškų. Šeštadienį intriguojantis mūšis vyks Vilniuje, kur Vilniaus Wolves priims Utenos Juventus komandą. Į gilę duobę yra kritę Vilkai tiek Europos taurėje, tiek LKL pirmenybėse. Nu, tikrai žiauriai prastas rungtynes žaidė Klaipėdoje, kur visiškai neatsilaikė prieš Neptūną. Juve sutriuškino Mažeikio komandą, bet mažeikiškiai tikrai dabar yra labai silpni, taigi abi komandos dar yra ieškojimų kelyje. Vis dėlto manau, kad Vilkai turėtų iškovoti pergalę maždaug 10 taškų. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Nepamirškite prognozuoti Žalgirio rungtynių rezultatus Eurolygoje. Linkiu visiems sėkmės.